Yra 5 dalykai, kuriuos aš nusprendžiau padaryti pirmą savo darbo paieškų savaitę, tam, kad padėčiau gerą, tvirtą ir kokybišką pagrindą visam ateinančiam procesui. Tai pirmas dalykas yra pastatyti darbo skelbimų sąrašą. Tai yra pereiti dabar įdėtus darbo skelbimus, pasižiūrėti, kas jūs domina ir išsisaugoti būtent tai, į kur norėtumėte aplikuoti. Antras žingsnis yra susikurti CV šabloną. CV šablonas yra griaučiai, į kuriuos po to įrašysiu reikalingą informaciją, būtent pritaikytą tam darbo skelbimui, į kurį aplikuoju. Trečias žingsnis – atsinaujokit LinkedIną. Pasitenkit, kad jis atspindėtų realybę, bet to pačiu, kad ir pabrėžtų būtent tuos įgūdžius, kurių jums reikia, norint gauti jūsų svajonį darbą. Pasirinkus darbo skelbimus, pasidarius CV šabloną ir LinkedIn atsinaujinus, laikas pradėti darbo paieškas. Tam, kad tai padaryti būtų lengviau, reikia atlikti dar 2 žingsnius. Tai pirmas jų yra padaryti darbo paieškas jūsų pagrindinė veikla dienos. Tai yra susiplanuoti dieną taip, kad darbo paieška būtų jūsų kaip ir pagrindinis darbas. 5 žingsnis, ką svarbu pasidaryti kuo anksčiau, tai yra kuruoti savo aplinką ir pasistengti, kad žmonės, kurie jūs supa, būtų palaikantis, motyvuojantis ir įkvepiantis. Galbūt jūs fizinės aplinkos savo negalėsite pakeisti, bet ką tikrai galite pakeisti, tai savo internetinę aplinką. Tai tokie yra 5 dalykai, kuriuos aš darysiu pirmą savaitę, tam, kad padėčiau stiprų, tvirtą pagrindą ateities, iš tikrųjų dabar vykstančiam darbo paieškom.